dabar su jaunimo rinktine yra išvykęs ir iniciatyvas Martinas Lavrovas, jisai su Rituliu, metimas, reikia čiuožti gynybą, varžovų kontrišpuolis, tačiau Pavliukovas ir praleidžia, dėja įvartį, jau reikia čiuožti gynybą, varžovų Pavliukovas ir praleidžia, dėja įvartėjo ir spaudimas tikrai didelis. Dar vienas metimas, dar bent dvi tokios situacijos, Ritulys nekirto visiškai mėlynosios linijos, išpuolis ir tikrai labai gražiai. Dar bent dvi tokios situacijos, Ritulys nekirto. Išpuolis ir tikrai labai gražiai šiandien oponentams, labai rimtas netektis. Pavliukovas apsigina, stentas, pavojinga situacija. Perdavimas atgal, metimas ir lazda. Na ir dabar kontrataka. 2 prieš 2. Proga atakuoti, metimas. Problemų. O pagal įmetimus Prisma laimėjo 12-7. Proga atakuoti, neblog geras perdavimas ir 1-2. Gražu. Ir 1-2. Gražu. 6 vietoje HŠ Ryga. Jaunimo pagrindu sudaryta komanda, o čia rikošetas ir įvartis. 6 vietoje HŠ Ryga. Komanda, o čia rikošetas ir įvartis. Šiame sezone nepralaimėjo per pagrindinį mačo laiką. Čia grubi klaida ir įvartis. Na čia Ausinio. Šiame sezone nepralaimėjo per ir įvartis. Na čia Ausinio. Tęsiasi varžovų išpuolis, metimas. Geras dabar, žinoma, šitas metimas turėjo kelti daug rūpesčių, bet techniškai tikrai nėra lengva skinti Nedui Lebedevui. Ir dėkingai atšoko Ritulys, Lebedevas metimas, Ausinis dar vienas metimas, bet Ritulys skrieja pro šalį. Kristapas Mileris ten atakavo, puikiai situacija ir įvartis. Ritulys skrieja pro šalį. Puikiai situacija ir įvartis. Ragui. Jis yra išlaikomas, tačiau vėl Auzinis nelabai sėkmingai sužaidė ir būtent ir rezga ataką. 8 minutės. Gerai išsukta ataka, tačiau Pavliukovas tikrai turi galimybių. 5 sekundės metimas, Pavliukovas, ten četvertakas sugeba apsiginti, Kudrevičius jau čiuožia ir vėl po 5. Dar vienas metimas, Pavliukovas apsigina ir įvartis. Gaila, atšoko Ritulys labai tiek iš 5. Ir įvartis. Gaila, atšoko Ritulys labai dėkingai. Šeimininkai, Kapitono Padrys ir Latvijai vėl pradeda savo ataką. Raiminis, šis ledo ritulininkas, gerai žaidė 2 savaitės, vykusi arčiau komandos draugui, vėl Kudrevičius. Ir įvartis. Arčiau komandos draugui, vėl Kudrevičius. Ir įvartis, kuris atšoko į vartus. Na, dar, žinoma, pakartojimą norėtųsi pamatyti. Na, turbūt, toliau nematau 25 numerio, bet dabar kontrataka buvo pavojinga. Na, netrukus oficialiai viską pamatysime. Dėkingai atšoka Ritulys, metimas ir Vilniečių išpuolis. Metimas ir Auzinis gerai ginasi. Geras buvo perdavimas, metimas ir vėl Auzinis gaudo. Turės dabar Latvių komanda.
Ir įvartis. Turės dabar Latvių. Ir įvartis. Verta puikiai netapuoti, tačiau Ritulys atšoka dėkingai. Metimas ir vėl, sužaidau pakankamai agresyviai varžovas, bet jis išskriejo pro šalį. 5 minutės 50 sekundžių. Tiko puikus veiksmas ir Latvius. Viskas buvo kontakto ribose, metimas ir Eikinus sudėti tas galimybės. Neblogai priešinosi, manau, ir Mindaugas Kieras.